jaučiu, va, kad šiluma į veidą tvieski iš dangaus, o taip ir yra ir saulė. Šiluma. Mes skaitom po raidę. Viso žodžio taip pat negaliu pasakyti, va dabar palietus koks šis žodis, kokia žaidė. Kas skaitai? Muzika apie Bachą. Jūs viena akimi, dviem akimis galite peržvelgti visą puslapį. Tai man mama taip aiškino, pavyzdžiui. Va tuo ir skiriasi šiaip viskas. Dažnai kas yra, kad aš dar nesurandu tokio draugo, kurio dar galėčiau pasitikėti, nei draugė. Mano draugai yra mokyklos nariai, ta prasme, tie, kurie mokosi mokykloje. Ir turiu vieną draugą tiesiai iš Žirmūnų. Ir turiu dar šiaip daugiau bendrauju su vyresniais žmonėmis. Draugystė yra prieskonių sodinimas kartu. Draugystė yra Lego kaladėlės. Draugystė yra nepasiūtos vėliavos. Draugystė yra nusivylimas. Geras bendravimas su žmonėm, su pažįstamais. Kaip draugystė. Geriausia, kaip savo geriausia draugė, tai mama. Draugas tai yra partneris viskame. Tai yra palaikymas, supratimas, užjautimas, atsakingumas, nuoširdumas, atvirumas svarbiausia. Draugystė tai yra, kai supranti, kad tu gali padėti draugui ir kad tau draugas padeda ir geri sutarimai. Turėjau ir draugų, kada buvau jaunesnis, žinoma, buvo ir draugų, ir pažįstamų, ir kaimynų gerų. Tai ir sudarė draugus, darbovietėje draugai buvo. Draugystė yra veikla. Kartais sapnuoju, kad sapnuoju. Tada būna labai keista. Aš vaizdu, kadangi aš nieko nesu mačius gyvenime akimis, tai aš nieko negaliu akimis įsivaizduoti, ką sapnuoju. Taip, kaip aš gyvenu, aš galiu lytėjimais, tai, ką esu patyrus, sapnuoju sapnus. Dažnai sapnuoju žuvis. Aš, pavyzdžiui, sapnuoju meninius kūrinius, kuriuos gaminu. Labai retai, iš tikrųjų oi Dieve, procentaliai tai žinok, labai retai mano sapnai būna kokie nors teigiami ir faini. Sapnuoju laiptus labai dažnai. Dar sapnuoju gimstančius ir mirštančius žmonės. Aš labiausiai bijau balionų, kino teatrų. Bijau pasitikėti žmonėmis. Aš jau labai buvau nukentėjusi, kad nei vieno draugo nebeturiu. Kažkaip bijau. Bet gal kažkada bus. Labai nemalonu yra išsigąsti. Svajoju labiausiai apie sceną. Apie gal laimingą šeimą, viskas. Ką žiūrėjau, ką svajoju? Su nuotaika iki darbo ir dar su geresnė nuotaika namo. Aš labai noriu dainuoti iš tikrųjų. Aš tai svajoju, kad mano vaikai būtų sveiki. Viskas, tik kad būtų sveiki. Vat man šiandien vakar 60 metų sukako ir vat aš noriu, kad kiek man liko tiek, bet kad tas gabaliukas mano likusio gyvenimo būtų neblogesnis, negu buvo prieš tai. Noriu mesti darbą ir pagimdyti vaiką. Da gyventi iki galo.
muzika yra ne tai, kas yra gyvenimas. Kaip oras, kaip prisipildo plaučiai. Daugiau negu gyvenimas. Muzika tai daugiausiai liaudiška. Labiausiai man patinka tokia sudėtinga, polifoninė muzika. Svarbiausia gyvenime man yra šeima. Man tai šiaip buvimas kartu su juo ir kartais, nežinau iš tikrųjų. Man gyvenime suteikia džiaugsmo tai, ką aš galiu, ką aš sugebu, tai, ką kiti sugeba, tai aplinka. Kai kada dirbau, tai darbas suteikia džiaugsmą ir šeimoj, kada gerai sekasi, tai irgi gerai. Tai va tai džiaugsmas visas. Man labiausiai džiaugsmą tai šitas žmogelis, kuris sėdė. Laimė labai toks nuvalkiotas žodis, nieko nelaimė. Laimė tai yra tas pats džiaugsmas. Tik džiaugsmas yra biški stipriau man. Laimė tai kas yra laimė. Kai sekasi, ne. Aš esu laiminga, man tikrai netrūksta laimės. Laimė, nežinau, kas yra laimė. Tikiuosi, kad ateityje galėsiu tai pasakyti. Tai pasakyti drąsiai ir svariai. Iš tikrųjų, visa ta žodžio prasme, kurios aš pati ir mes visi nesuvokiam, tas ir yra laimė. Kad aš tikiu, kad aš galiu pasakyti žmogui, kad jį myliu. Meilė tai yra labai plati savoka. Jis yra meilė vaikam. Galų galia meilė tam medžiui. Vis vien turbūt. Meilės draugui ir meilės medžiui, meilės mamai yra tiesiog meilė. Kai džiaugiesi gyvenimu ir džiaugiesi, kad tas žmogus, kurį tu myli, yra laimingas. Nesvarbu, aš tą laimę jam teikiu, pasaulis jam laimę tą teikia, bet jis džiaugiasi ir aš džiaugiuosi. Žinot, jaunystėje iki 30 metų aš maniau, kad visgi pagrindas yra seksas. Ir labai ilgai, gal iki 50 metų. Bus seksas, bus meilė. Dabar aš manau, kad prie to visgi, nors man 60 draugystė, požiūriai, kad būtų vienodi į gyvenimą ir į pagrindinius dalykus, kad požiūriai būtų vienodi. Įsimylėjęs, tai žmona, nu ką, daugiau įsimylėjęs čia jau dabar. Ne, meilė nėra laikina. Draugystė yra laikina. Man rodos, kad ne. Meilė yra pastovi, nuolatinė. Aš manau, kad meilė tikrai nėra laikina ir jinai niekur nedingsta ir jinai yra tokia amžina. Gero gyvenimo. Душевного спокойствия. Tikiu. Nes jeigu netikėčiau, nieko nepasiekčiau ir iš tikrųjų net nesistengčiau siekti. Ir jeigu žmogus netiki, jis dažniausiai tai numeta, jeigu jis abejoja, jis dažniausiai numeta, jis nepasitikė.